Aš esu Matas Masiulis, gimęs ir užaugęs Baisogaloje. 3-4 metus gyvenau Švedijoje, dirbau, atsirado draugė ir nusprendėm, kad reikia būti kartu ir grįžome čia į Baisogalą gyventi. Vis tiek kažkaip traukdavo, norėdavosi grįžti namo. Artimas kraštas, užaugęs visą laiką ir tiesiog sava. Mano manimu, tai reikia tiesiog ieškoti savęs ir ieškoti, ko tu nori, kad tau būtų gerai. Reikia turėti nišą, aš galvoju. Ir aišku, ir įgūdžiai tikrai dadeda. Pas mane įgūdžiai tai iš praeities, kaip sakoma, tekę ir statybų versle dirbti, ir Švedija, ir Norvegija, Danijoje esu buvęs. Grįžus į Švediją, aš nusprendžiau bandyti statybų verslą. Dirbom visą kitą, bet tada kilo idėja, nes Lietuvoje buvo naujas dalykas, pamačiau, kad galimas variantas uždirbti pinigų iš to, nes nėra populiaru ir nusprendėm pabandyti surizikuoti ir įkurti MB atnaujinimo meistrus ir propaguoti aukšto slėgio plovimo paslaugas Lietuvoje, nes tai buvo maža konkurencija ir taip kaip šansą panaudoti. Ir dar pamatėme ir sužinojome apie paramą mažiems ir jauniems verslams, tas labai paskatino, nes yra pinigų sumos gan nemažos, tad dėl to ir nusprendėme šitą reikalą visą išbandyti čia. Įsigijome, kaip matome, šitą rinkinį. Šitas rinkinys yra įkaitina vandenį ir jį sukelia aukštus barus. Taip pat mes turime dar kamerą įkišti į kanalizacijos mazgus, juos nufilmuoti, pažiūrėti, kokie gedimai ar defektai. Taip pat mes turime dažymo įrangą, su kuria galime dažyti fasadus, stogus. Taip pat turime papildomus įtaisus pasiekti nuo žemės, tai iečiai, papildomi įtaisai stogam plauti, tai yra antratukų lėkštės, po to visokie rotaciniai iečiai, kampiniai iečiai. Įranga yra siųsta ir surinkta iš Danijos, bet buvo lietuvių tiekėjas, kaip ieškojom, atlikinėjom projektą, teko tikrai daug žmonių paskambinti. Tuo metu prieš 3 metus buvo berods 2 įmonės, kurios galėjo suteikti šitą paslaugą, bet mes pasitelkėm Klenos pagalbą. Šiaip Lietuvoje nėra, kad galėtum tu nuvažiuoti parduotuvę ir nusipirkti tokią įrangą. Čia yra pramoninis dalykas, jis užsakomas. Tekę dirbti yra ir kai atsidarė muziejus Dingęs štetlas, plauti visas kietas dangas po statybinio remonto, kaip pasakyti. Po to tekę ir gamyklose cinamoną plaut Kaune, fasadus tekę nuplaut. Tikrai yra visokių tokių objektų, bet šiaip nėra tokie išskirtiniai jie. Labiausiai tai gal tas štetlas įstrigęs, vis tiek kitokia aplinka, kitokios medžiagos, daug visokių augalų, kurios turi saugot, kurie nepropaguoja chemijos, turi dirbti tik su karštu vandeniu. Aš galvoju, čia ne vietoj yra problema, o gal žmogui, kuris nesugeba tiesiog priimti informacijos aplink jį esančios ir jos panaudoti tinkamais tikslais, kad pasigerinti savo gerovę, šeimos gerovę, aplinkinių gerovę, įsteigti darbo vietą ar kas nors taip. Mano manimu, tai tikrai Europa padeda mums mažiems verslams, nes suteikia galimybę iš jų gauti pinigų, turėti savo mažesnį prisidėjimą, o kaip jaunui žmogui visi supranta, kad pinigai yra tikrai svarbus ir reikalingi ir juos nėra taip lengva uždirbti, tai dėl to aš tikrai dėkoju ir labai yra geras dalykas. Tik reikia vėl, sakau, domėti, žiūrėti, kur projektai, kokie projektai, kas finansuoja, ką finansuoja, bet jeigu yra noro ir visą laiką tikrai yra galimybės, informacijos pilna, tik reikia noro turėti.